Sveiki gyvi. Aš vėl ir čia, metų galas, visus su artėjančiais ir su artėjančiom šventėm. Metų gale, paskutiniai video, dažniausiai vienas iš jų žinote apie ką, tai bus kalėdinio žaidimo video, kalėdinio šventinio žaidimo video, apibendrinant metų galą, toks kaip padėka naujiems subscriberiams, buvusiems subscriberiams ir pasakymas ačiū. Vienas kažkada žmogus klausė, kodėl aš tai darau. Tai principas ir pirminė priežastis apie 30-50%. Čia te papytiksliai skaičiuojant, mano subscriberių ateina, tiksliau ne subscriberių, mano klientų ateina iš YouTube'ės ir esančių subscriberių. Šiai dienai net gaila, bet negaliu ir neaprepiu visiems sutikti, pagelbėti su darbais. Kai kuriem tenka atsakyti ne, bet ką darysi, toks gyvenimas, toks vienas visų darbų neapžiosi, vienas visų pinigų neuždirbsi. Tai ką, skelbiu nuo šito video pradžios žaidimą. Grupėje, Facebook'o grupėje Spraggan Brothers bus paskelbtas postas su šituo vaizdo įrašu. Po juo kiekvienas žmogus Facebook'o anketą paliekat bet kokį komentarą. Pabrėžiu, tik vieną ir kiti neatsakinėjam. Šiaip tai pernai metai žadėjau ištrinti tokius žmonės visiškai, bet visgi netrinsiu, pertikrinsiu, kurie dubliuoja komentarus ir panašiai ir ištrinsiu. Ne esamiems mano subscriberiams, kurie esat Spraggan Brothers grupėje ar panašiai, būsiu dėkingas, jeigu pasubscribinsit mano YouTube'ais kanalą ir paspausit ant šito video laiką. Jau turbūt seniai maldavau, kad YouTube'ai kažkas laiką paspaustų. Tai va, tokio žaidimo sąlygos, laimėtojus skelbsiu apytiksliai sausio vidury. Pernai metų kažkuriem žmogui atsakymas, kodėl nėra konkrečios datos. Nėra dėl to, kad aš negaliu tiksliai pasakyti, kada aš būsiu laisvas, neužsiėmęs ir panašiai. Priedo to, kad turiu valstybinį budėjimo darbą ir slenkančių grafikų reikia eiti ir savo gyvenimo įsipareigojimus. Todėl tiksliai datos negaliu pasakyti kaip ir kiekvienais metais, bet orientuojuosi į sausio mėnesį. Nes, kaip matote, šįmet jau aš vėluoju kokiom 2 savaitėms su žaidimu, nes tikrai metai buvo įtempti. Pačio YouTube'ės turinys tai daug teorinių, daug pablevizgojimų kūriau ir daug tokio progreso parodančio, ką pats pasidariau, bet to tokio nekūriau, kaip tas sako, šito tokio turinio, kur mokančio, edukacinio turinio tokio mažai kūriau, bet iš ties edukaciniam turiniui kurti ir dar ypač sumontuoti video yra ganėtinai sunku. Ir ką, tokia metų apžvalga. O dar vienam žmogui, kuris pernai, kai skelbiau žaidimą, sakė, čia jau yra laimėtojai išrinkti. Kas mane žino, tikrai nėra išrinkti, neviešinčiu. Bet yra Facebook'e net četų su keliais žmonėm, kurie zyzi, kad norėtų laimėti, kad vos ne kažkur, kad ten duočiau stovą ar kažką pigiau, ten panašiai kažkiek duotų eurų. Tai tikrai nevarkit mane, rašykit. Jeigu jūs net netikit, kad ten, tai geriau nedalyvaukit tam žaidime. Nes jūs turit suprasti, jeigu 100 žmonių užsiregistruos, kiekvienu traukimo metu jums yra 1 iš 100 tikimybė laimėti. Ir dar pabrėžiu, tas žmogus, kuris laimės jau kažkokį prizą, jeigu visgi atsitiktų nors maža tikimybė, kad vis tiek tą patį žmogų išridenčiau, jį paprasčiausiai, kad prizų skaičius nėra didelis, bet kad visiems kažkiek padalyt, kuriuos ištrauksiu, nes mažum 2 sykius iškris iš to 100 žmonių. Kaip tas sako, tas pats ir jis 2 gaus prizus. Tai nėra sąžininga, jau ką laimėsit, tą laimėsit. Tai va, po šituo video Facebook grupėje Spraggan Brothers
registruojamės, bet kokį komentarą, ar savo darbų nuotrauką, ar ten, kodėl tokio prizo reiktų, nesvarbu ką, vienas komentaras, ilgas, trumpas, kad ir tašką galit padėti. Ir paskui atsitiktinė tvarka lyginai, tai kiek pernai pagal komentarus, su kuriem yra priskirtas tam tikras skaičius, atskaičiuosim, išridensim šituos skaičius ir atskaičiuosim žmonės ir paskui su jais susikontaktuosim. Tai va, apie prizus šįmet. 4 puodukai, kurie buvo pernai. Įrašą rodau blogai, gal įrašą padarysiu, atsivers, bet čia yra su užrašo autodažau ir vargo nematau. Pernai net atsirado tokių, kad tokį merčą norinčių žmonių nusipirkti ir aš kažkaip nepagalvojau daugiau pasidaryti, bet aišku, aš ir šįmet daugiau nepasidariau, nes mažum jau šįmet nieks jų nenorės, tai kažkaip nerizikuojau, paskui turi tais puodukais apsikarstyti. O kas laimės, gal, kaip tas sako, maloniai kavą ar arbatą gers. Ir 5, paskutinis prizas, pernai biskį daugiau tokių ieškojau, kas akciją gali padaryti vartytuvui, kam, kad, biudžetas gal panašus buvo, aš tiksliai neatsimenu, koks už prizus biudžetas buvo, bet tokių, tam tikrų pagaudžiau su akcijom, nes anksčiau realiai pradėjau viską daryti ir šiek tiek pliusas prasidėjau, padariau video su klausimais, ko žmonėm reiktų. Tai šįmet aš visgi savavališkai priėmiau sprendimą 5 ir didžiajam prizui, o 5 ir didysis prizas tai yra Ivata ir Ganza 1.8 gruntavimui, grunto ginklas, kurį tokį net pats naudoju. Da, šviežiai šiandien pats parvežiau. Tai va, patį pulverizatorių galiu parodyti, kartu ir trumpą apžvalgą padaryti. Man vienas geriausių gruntavimo ginklų. Lyginu su Devilbise FLG, turi šiek tiek mažesnę šluotą, bet jeigu įpilsi to pačio tirštumo materiją, prie to pačio slėgio, bet ten esant, sakykime, mano toks pastebėjimas, to pačio tirštumo gruntą, sakykime, Devilbis praktiškai suskaido prie 2 barų, o su Ivata gali prie 1,5 barų iki tokio pat smulkumo išskaidyti, arba net smulkiau. Padarant 2 barus, smulkina iš vis ten, pavyzdžiui, nepriekaištingai. Tai, pavyzdžiui, atsiranda didelis pliusas, kad galima gruntuoti daug kokybiškiau žemesniuose slėgiuose, mažiau dulkių aplinkų ir panašiai. Ginklas kantrus, nėra jokių tarpinių, aišku, čia mano švarumu jau jis nepasižymė, bet viskas yra metalas, kūgiai, užsisuka, pasidaro. Taip pat, jeigu kas norit, yra Ivatos bakelis, atsiprašau, kad paėjau į šoną, tikiuosi, kas turi 3 ir visus šitos vadinamus ten kitus analoginius, sakykime, puikiausiai tinka Ivatos VS adapteris, kuris įsisuka į tą patį sriegį, reiškiasi supernovos, tiek supernovai, tiek ir Ganzai tinka šitas perėjimas. Benzenai, aišku, nesuksiu, nepakuosiu, bet turėtų tikti viskas, kiek atsimenu. Tai va, įsidedat, paskui su tais lankščiais bakeliais, pumpuoja dažo, tai sukot jau bakelių plauti nereikia, išsiplovėt ginklą, išsivalėt, pasidedat ir šitas darbinis arklys jums puikiai tarnaus. Tai ypač kas ruošiat, kur ką, tai neparameskit galimybės, registruokitės. Net jeigu dirbat ir savo ten kokiom reikmėm, sakykime, vis tiek jūs didžiausia tikimybė nedažysit nesiruošę, tai nėra čia super duper jau kažkoks galingas ten pistoletas, bet pamatysit, kuo, sakykime, pulvikas, kas laimės ypač. Dirbė jeigu su 30 eurų ir kas dirbsit su už tiek eurų ginklu ir tas dalykas praktiškai jis nėra užlaužiamas kaip už 30 eurų. Juose yra tarpiniai prie galvutės, tarpiniai galvos priekiai, tos tarpiniais gauna skiediklio, ilgainiui vargsta nuo sukiojimo ir panašiai, o čia yra darbinis arklys, kuris yra nepakeičiamas. Tai va. Susipakuosiu visas savo šmutkės. Tai va, šiandien video tiek.
Sprague & Brothers Facebook'o grupiai postas su šituo video, šitas prizas ir 4 puodukai, tai reiškia 4 laimėtojai. Ir sausio vidury apytiksliai traukiu laimėtojus. Dėkui, peace, I'm out. Gerų naujųjų metų.